No More Room in Hell. Pavadinimas puikiai apibūdinantis žaidimą. When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Kas skiria šitą zombių žaidimą nuo visų kitų? Žaidimas yra labai tamsus ir nežinai, kas tavęs gali laukti tamsiam kambarį, kas padeda žaidimui sukurti labai šiurpią atmosferą. No More Room in Hell nėra lengvas, ypač kai žaidi vienas, todėl turi būti labai atsargus. Nors zombiai ir nėra greiti, bet didesnė jų banda labai greitai gali apsukti. Tai priveda prie greitos mirties. Šoviniai yra reti, todėl dažnai reikia žudyti zombius iš arti. Ir skirtingai nuo daugumos žaidimų su zombiais, tavo valdomas personažas nėra ypatingas, todėl įkandus zombiui gali pasigauti infekciją, kurią galima išgydyti tik su retai randamais vaistais. Jei vaistų nepavyksta rasti, visada galima. Tai pakalbam, ką čia reikia daryti. Žaidimas turi du režimus. Tai yra išgyvenimo režimas ir objective. Išgyvenimo režime reikia atsilaikyti tam tikrą raundų kiekį, kol būsi išgelbėtas. Kad būtų lengviau išgyventi, galima statyti barikadas ir daryti spąstus. Šitas režimas, tiesą pasakius, man daug labiau prie širdies. Kaip pavadinimas ir sako, šiame režime reikia įvykdyti tam tikras užduotis, kad galėtum nusigauti iki išsigelbėjimo vietos. Kas man labai patinka, tai kad istorija pasakoma ne per cutscenes, o istorija pateikiama žaidimo aplinka. Kaip pavyzdžiui, ši vieta lygio pradžioje. Kambarys pilnas miegmaišių ir mažų kiekių atsargų, kas rodo, kad čia esate apsistoję gan ilgai. Arba ši vieta. Rodo savo, blėt, vincius. Sakau, tu, blėt, pažiūrėk, draugelį. Aš geriu Budweiser ir pažiūrėk į raumenuks. Tas kurva apaka nahui kamerai. Žinoma, žaidimas nėra tobulas ir turi nemažai bugų. Smūgiai ir šūviai į galvą irgi dažnai būna neregistruojami. Bet manau, visą tai galima atleisti, žinant, kad žaidimas yra ne pirmos jaunystės.
Ar minėjau, kad žaidimas turi zombius vaikus? Tai ar rekomenduočiau pabandyti No More Room in Hell? Tai taip, rekomenduočiau. Ypač žinant tai, kad jis yra nemokamas. Tai iš manęs tiek, dėkui, kad žiūrėjo.